Labą dieną iš gruodžio 3 dienos. Eina paprasta namūdiška diena, nieko ypatingo nevyksta. Tai nėra ką ir parodyti, bet bent jau kalendorių reikia išsipakuoti. Turim 3 labai mažą dieną. Lūpdažis. Lūpdažis. Aš tokia lūpdažis, nes šiaip tai aš su lūpdažiais visiškai nesidažau. O tokia spalva. Spalva tokia, nežinau, nelabai gal sakyčiau, man bent jau. Tokia spalvytė. Nežinau net ką pasakyti. Nu, gal kažkam atiduosiu, turbūt, kad aš nesidažysiu, nes nei spalva mano, nei aš šiaip dažau su lūpdažiais. Aš bandžiau skaičiuoti, kiek dienų mano mašina buvo neužkurta ir gavus maždaug apie 8-9 dienos. Tai reiškia, kad 8-9 dienos aš nebuvau niekur išvažiavus iš namų viena. Tai reiškia, kad laikas atstatyti mamulį savo psichologinę sveikatą ir pabūti vienai kažkur išvažiuoti. Ne, šiaip nėra tokia bloga situacija, bet vis tiek jau kažkaip jaučias, kad jau reikia kažkur kažką. Tai va, tai važiuoju aš iki Megos, man reikia kelių dalykėlių nupirkti, dovanų, nebūtinai kalėdom, žodžiu, tai kažką pasižiūrėsiu, gal kažką ir kalėdom kažkam rasiu, tai tiesiog pasivaikščioti taip važiuoju, vis tiek reikės, tai šiandien puikia proga. Tuo pačiu atitrūksiu biškį ir nuo namų buities ir panašiai, šiandien diena tokia, kur taip ir neprašvito, nes dabar vat kiek yra valandų, o tiesiog atrodo, tai jau nežinau, kiek būtų vakaras. Atėjau specialiai pasižiūrėti, kaip Mega pasipuošė, nu kaip visada, labai gražiai, įspūdingai. Aš dar neįsitraukiau savo kalėdinių žaisliukų ant eglutės, bet dabar, kai buvau Megoje, tai nuėjau į Jiską ir nusipirkau vieną dekoraciją prie eglės padėti ir dar vieną turiu, tai noriu pasidėti tas dekoracijas prie eglutės. Jiske nusipirkau va štai tokį nykštuką. Šiaip neplanavau aš jo pirkti, bet jau išeidinėjau iš Jisko ir žiūriu, jis toksai fainas. Ir tik tais po 4 eurus gal buvo, tai tiesiog širdis neleido jo nepaimti ir galvojau, prie eglės jis man labai čia tiks. Ir turiu dar tokią dekoraciją, tuoj pasijungsim, pasižiūrėsim. Tose rogėse anksčiau žaisliukas toksai būdavo, bet dabar jisai pastojukas su juo žaidžia. Tai nėra, bet ką žinau, gal gerai ir taip. Nebent dar sugalvosiu, tai kažką pasodinsiu, bet čia tas nykštukas yra, tai žodžiu, viskas ok. Kol kas tiesiog bus taip, nebent kai puošiam dar žaisliukus dėsim ir panašiai, persigalvosiu ir kažkaip kitaip pastatysiu. Mačiau, Jiske yra tokių, kur po eglę tą, kad stovą apdengia, bet tenais jau reikia prieš statant eglę jį uždėti, tai kažkaip visai patiko man ta mintis, kad vietoj to stovo ten, kad viską paslėpti, bet nu jau per vėlų.
Kad jau čia tupiu tokiam gražiam vaizde, tai galvoju dar ne prie orkaitės, o čia parodysiu. Tiesiog ką nusipirkau, labai nedaug. Negaliu visko rodyti, nes yra dovanom kiti dalykai ir nebūtinai kalėdom, bet ten dar turėjau artimiesiams nupirkti ne kalėdom žodžių dovanėlių. Tai nupirkau tas dovanėlės ir ką savo prisigrėbiau, tai šiaip Eurokose dabar, nežinau ar pastebėjot, bet jis toks atsinaujinęs dabar, tiesiog ir Megoje atsidarė labai didelis Eurokosas, nežinau, neatsimenu ar buvo Megoje, man atrodo buvo, bet dabar kitoje vietoje ir didelis atsidarė. Ir šiaip dabar yra ten maisto produktų, tokių sveikesnių skyrius ir papildų, žodžiu, vitaminų visokių skyrius. Tai kažkaip toks atsigavęs Eurokose. Tai žodžiu, Eurokose buvau prie tų maisto, prie to skyriaus, tenai žiūrėjau, kas ten gero ir tiesiog prisigrėbiau tokią smulkmeną, kokosų drožlės, tokios stambios ir traškios, tiesiog kaip užkandis ar į košę, ant graikiško jogurto, ant saldaus sumuštinio, žodžiu, kažkaip su bananu, kaip aš mėgstu valgyti, kokį riešutų sviestą ir, pavyzdžiui, drožlės. Tai va, tai toks didelis pakas, galima jaučiu ir tojukui tiesiog duoti, pakramsnoti. Tai kokosai, nes kokosus aš mėgstu labai. Tai aišku, kad kaipgi be veido kauklių drėkinančių. Tai čia visada vieną kitą pasiemi, kai eini kažkur. Tada Pepkoj pasiemiau ant kūčių kalėdų stalo tiesiog tokių servetėlių paprastų. Bet, ką žinau, man labai toksai tas jaukus, toksai kalėdinis printas. Ir galvoju, kad kažkurią dieną artėjant link kalėdų norėčiau įsikepti imbierinių sausainių. Tai pasiėmiau formelių, šiaip niekada nesu kepus, tai va bus įdomu įsikepti ir jums parodyti, gal ir jūs kepsit, gal, nežinau, turit kažkokių idėjų, tipsų, kaip kepti, kaip geriau, gal turit kažkokį savo receptą, galite pasidalinti. Tai va, tokios formelės su tokiu įspaudu. Čia, žodžiu, aš net nežinau, kad čia tokios būna, įspaudi ir lieka tas įspaudas ant sausainio. Tai tokios visai fainos. Čia matau kaspinėlis, snaigė, eglutė, namelis, nu žodžiu. Tie tokie standartiniai kalėdiniai. Tada Rimekę pasiėmiau agavų sirupo. Tas mano datulių jau baiginėjasi. Ir čia žiūriu dark agavų. Kodėl čia dark, nežinau. Kažkokį paprastą agavų, man atrodo, esu tikrai naudojus, o dark tamsųjį ne. Tada trapučiai. Vieną jau mašinai važiuodama valgiau, nes labai valgyti norėjau, bet šitus vis prisigrėbiu, ryžių trapučiai su glaistu. Man labai patinka su glaistu šiti. Nu čia jau aišku nesveikuoliška versija, čia tiesiog desertas. Jukui paėmiau tokias pirštinės, labiau tokios neperšlampančios, bet šiltesnės. Nes jis šiaip turi pirštinės, aš jam geras pirštinės esu nupirkus, bet jos tokios labai žeminės. Ir dabar, kai čia nėra tokių šaltų orų, tai tiesiog jos labai storos, žeminės. Ir jam ten jis nieko negali su tom pirštinėm nei daryti, nei paimti. Tai jisai pyksta, nervuojasi, tai tokias paėmiau plonesnės, neperšlampančias ir, žodžiu, kad jam būtų patogiau. Ir paėmiau aš jam kepurę. Nupirkau dar tokią šalmuką, nu jisai turi ją. Gerą nupirkus kepurę, bet esmė, kad jam čiučiut jinai yra didoka. Nupirkau aš jam kitą kepurytę, irgi tokia faina, šilta, visa kita. Bet esmė, kad man kasininkė įmušė 2 tas kepurės. Ir aš sakau, jūs man čia 2 įmušėt. Ir jinai tokia sako, negali būti, sakau, nu žinokit, gali. Ai, jo, sako. Tai žodžiu, nuėjau kitą kasą, man ten tą kepurę nuskanavo, kad atiduoti pinigus ir jinai pasiėmė iš manęs tą kepurę, žodžiu, ir gavos taip, kad aš grįžau namo ir žiūriu, kad aš tas kepurės tiesiog neturiu ir aš palikau pas tą kasininkę, tai sumokėjau, aišku, ir palikau. Tai nevažiavau jau šiandien, bet pasiskambinau ten kažkokį informacijos centrą ir sakė, kad rytoj atvažiuoti, tai, galiu rytoj atvažiuoti, jeigu tinka. Tai rytoj, žodžiu, vyras nuvažiuos ir paims, tikiuosi, kad bus, o mano galva kur, tai nežinau. Nors šiaip nebuvau nei atrodo, nei įsiblaškius, nei ką, atrodė kaip tik tokia rami. Šiaip ramiai pasivaikščiau po Megą, visai mažai žmonių buvo, tai buvo taip fainai vaikščioti, apsipirkti ramiai. Ir dieną buvom dar nuvažiavę į Maksimą, tai pasiėmiau pabandyti traškučių. Čia yra kalėdinis skonis kažkoks išleistas, tai čia yra su sūriu ir spanguolėm. Dar mačiau yra su obuoliais ir karamelė. Bet aš kažkada Instagram'e buvo viena pana įsikėlus ir aš parašiau, tipo, kaip skonis, tai jinai pasidalino, kad nelabai, tipo, neverta. Tai šitus dabar iš karto paragausiu.
kvapas, tai tiesiog kaip sūrio traškučių. Aišku, kad labai jaučiasi sūris. Toks čiut saldumas. Šiaip tai labai skanus. Šiaip labai skanus tikrai. Jaučiu, kartočiau. Kol kas iš manęs tiek. Šitą video filmuosiu tikrai, kad bent jau už 2 dienų, nes šiandien nieko gero nenuveikiau, nieko neturiu ką labai daug parodyti. Nieko įdomaus, tai susitiksime rytoj. Aš gaminu pietus ir savo firminį troškinuką vėl darau su vištiena ir su kažkokiom daržovėm, pupelėm ar kažkuo. Dabar pupelį nedėsiu, bet dabar labai dažnai naudoju tą kinbos, tas kruopeles, dedu į troškinius, tiesiog su troškinu, su išvertą vištieną, ten tos daržovės ir ant galo sudedu dar apie 15 minučių pavirti su tom kinbos. Tai žinokit, jos yra belenkaip maistingos, ten maistingiau valgyti negu kažkokius ryžius, tarkim, kas dažniausiai sriuba eina ar makaronus. Tai va, tai kinbos ir labai tinka ir gaunas toksai troškinukas. Aš darau ne tai, kad labai sriuba jau, bet tokią stengiuosi daryti labiau kaip troškinį. Kariukai dedam daržovės. Vištiena jau bus išvirus. Mes ją tiesiog išimsim. Dabar yra apie 1:30 ir aš galvoju, kad galbūt laikas būtų atidaryti kalendorių. Šiandien mes turime 4 dieną. Gal bus kažkas įdomiau negu lūpdaris vakarą. Patalpų kvepiklis. Mačiau, kad turėtų kažkas tokio būti, kaip į grožio kalendorių. Visai kvepia. Kvapas toksai, kaip būtų vyriškų kvepalų arba vyriškos dušo želės, kažkoks toks kvapas. Bet, ką žinau. Tipo, kaip grožio kalendorių, tai nesitiki tokio dalyko, bet šiaip tai manau, kad sunaudoti tikrai gali. Gal visai ir fainas dalykas. Bet tas kvapas, čia gal vyrui labiau patiks. Vakar tai bent jau buvom kažkur įsikrapštę išėjo, o šiandien jau visą dieną visiškai praleidom namuose. Tai aš sugalvojau, kad mes visi turim važiuoti kažkur ir mes važiuojame prie eglutės. Galvojau, pasivaikščiosim grynu oru, pakvėpuosim ir kartu dar vis tiek šventinės nuotaikos, žodžiu, pasigaudysim. Kadangi eglutės įžiebtos, tai vis tiek norisi tų eglučių kažkaip daugiau aplankyti, bent jau man kažkaip šiais metais taip yra. Tai mes nusprendėme važiuoti prie Raudondvario eglutės, važiuojam, praleisim laiką, pabūsim, pasivaikščiosim, pasigrožėsim. Pasižiūrėsim, kaip ten pasipuošė. Šiaip realiai, tai manau, kad kiekvienais metais vis tiek ten nuvažiuoja. Bus puikiai proga įsikrapštyti iš namų ir kažką pamatyti. Raudondvaris kaip visada pasipuošęs labai gražiai ir eglė man visai graži ir šiaip daug tų papuošimų visą laiką padaryta, daug visokių blizgučių, tai čia fainai atvažiuoti, iš tikrųjų pasivaikščioti tą šventinį laikotarpį, toks grynai tada to šventinė nuotaika. Baltas sniegas, baltas kelias, kvepia medžiai, svajomis, stebuklingai kalba baltas miškas. Per kalėdas su mumis krenta sniegas, mano pėdos
papasakot, kur ta tavo senelė gyvena? Galiu, juk man. Pirmieji į sceną kviečiami. Mes jau kuris laikas namie, labai fainai, kad atsikrapštėm iš tikrųjų iš namų, nes visai smagiai praleidom laiką. Raudondvarį pabuvom prie tos eglės ir ten vis pasivaikščiom tose apylinkėse, tai fainai, nes labai buvo mažai žmonių, kas yra visiškai normalu, nes visi aišku dirba, dar 5 valandos, tai fainai tas buvo, kad nebuvo jokios grūsties, nieko, tai ramiai pasivaikščiom. Ir tada dar važiuojant atgal sustojom Mastaičiuose, kadangi Mastaičiuose šiandien buvo eglės įžiebimas. Tai sustojom tenais dar tiesiog pasižiūrėti, gal kas gero. Kažkada, man atrodo, ar praeitais ar užpraeitais metais buvo tenai šitas Ieva Zasimauskaitė koncertavo, tai galvoju, gal nuvarysim šiandien irgi kažkas bus įdomiau, bet buvo daugiau skirta programa vaikams. Tai Butajukas daugiau pasižiūrėjo, ten Raudonkepuraitės personažai buvo, žodžiu, pasaka, dainelės vaikiškos, bent jau kiek mes buvom iki žiebimo. Tai Tajukui visai patiko ir Kalėdų senelis buvo, tai fainai. O vėliau gal ir kažkas koncertuos, dainuos, nežinau, bet nepanašu, nes tokia scena labai mažytė, tai net nežinau. Nu, žodžiu, tai mes išvažiavom jau. Bet gerai, kad įsikrapštėm, pabuvom visai smagiai. Tai va, tai dabar jeigu čia pašaliniai garsai yra, tai Tajukas tiesiog maudosi, vonioju, o aš čia per tą laiką greit kažką tai tą pasitvarkau, tai nusiprausiu, tai dar kažką, žodžiu, kol jisai tuškenasi, nes pavalgė, išsimaudo ir einu aš jį migdyti. Ai, aš dar biškį šiaip susinervinau šiandien. Nu, nesusinervinau iš tikrųjų, bet nuliūdau gal dėl to, kad mano tas mikrofonas naujas tiesiog sugedo. Nu, nežinau, sugedo, ta prasme, jau jeigu jisai po 2 naudojimų nebeveikia, tai brokas gal ir kažkas, nu, gal kas nors sakys, tai nereikia nieko tikėtis, čia išeinu, nu jo, bet vis tiek, nu, daiktas turi kažkokią savo funkciją atlikti, negali taip greitai sugesti, tai nežinau, gal tiesiog brokas, gal nėra taip, kad jau jeigu išeinu, tai tenais po 2 naudojimų sugenda, tai žodžiu, nežinau, dar kraunu, aš ten bandau, nes pats mikrofonas kas gerai, bet tas angalis, kuris į telefoną dedasi, žodžiu, įdedi telefoną ir nešviečia, tai kaip ir neįsijungia, bet jeigu jį krauni, tai jis išviečia, viskas gerai. Nu tai žodžiu, kažkoks toks ir bandysiu, nežinau, gal išeina tiesiog siūsti, bandyti atgal. Nu aišku, nesiūsiu, gal pinigus susigrąžinti ar kažką, nes vieną kartą yra tai buvę, kad parsisiunčiau ten kažkokią tais lempą, ir ta lempa veikia tik tais ant laido, bet neveikia be laido, nors turėtų veikti. Tai man atrodo, ar iš tėmų buvo, ar išeina, tai buvau nusiuntus, tai jie tiesiog grąžino pinigus. Ir dar paprašė, kad sako, atsiųskit, kaip neveikia, įrodymo, kad neveikia. Tai aš jiems filmavau, kaip neveikia. Tiesiog. Tai dabar galvoju, gal reikės ir tą mikrofoną filmuoti, kaip neveikia. Tai gal iš karto reikia nufilmuoti ir nusiųsti tiesiog, kad neveikia. Šiaip gaila, nes tas mikrofonas man labai patiko ir fainas buvo ir geras. Dar neapsprendžiau, ką daryti, gal bandyti vėl užsisakyti. Matysiu, gal tiesiog reikia paieškoti kažkur Lietuvoje kažkokį nusipirkti. Aš šiandien dar visą dieną, pusę dienos darau tokį projektą. Sugalvojau, kad noriu ant eglutės kažkokių natūralių žaisliukų. Tai buvo ten mano minčių, kad konkorėžių, dar kažko, bet žodžiu, kol kas tik tais darau projektą apelsinai. Ir galvojau, kad noriu pati įsidžiovinti apelsinų, tai vakar į Mekę nusipirkau. Šiandien aš juos susipjausčiau ir pašolau į orkaitę džiovintis, ten ant žemesnės temperatūros apie 80 laipsnių. Karts nuo karto reikia pavartyti. Ir žodžiu, jie džiovinas man, tai džiovinosi iki kol mes išvarėm, paskui buvau išjungus ir dabar grįžus vėl džiovinu. Žodžiu, planai reikėjo supjaustyti maždaug apie 0,5 centimetro ir pašauti orkaitę. Dariau visai nedaug iš 3 apelsinų, nes galvojau, jeigu netyčia nesigaus ar ką, kad žodžiu nesugadinti tų apelsinų. Kol kas vaizdelis atrodo visai geras, čia užmesiu vaizdą, kaip atrodo dabar, bet vis dar vyksta procesas, tai turbūt, kad jau rytoj tik tais ten nufilmuosiu, kaip kas gavos, nes gali būt, kad vėlai pasibaigs. Aš dabar eisiu dušą ir eisiu jau kaip ir gult, kaip ir video redaguoti, žodžiu, tai jau nieko nebefilmuosiu. Rytoj, žodžiu, pasižiūrėsim, panašu kol kas, kad vaizdas atrodo gerai. Jeigu viskas gausis, tai reikės rytoj susiverti ant virvelės ir kabinsiu ant eglutės. O šiandien viskas, šiandien tiek, tai iki.